Iš apaštalų darbų. Petras ir Jonas ėjo į 9 valandos pamaldą šventykloje. Tuo pačiu metu buvo nešamas ir vienas apsigimęs luošas vyras. Jį kasdien sodindavo prie šventyklos vartų, vadinamų gražiaisiais, kad prašytų šventyklos lankytojų išmaldos. Pastebėjęs beįeinančius vidun, Petrą ir Joną jis paprašė išmaldos. Petras įdėmiai pažvelgęs į jį drauge su Jonu tarė: pažiūrėk į mudu. Jis pakėlė galvą, tikėdamasis, ką nors gausias. Bet Petras prabilo: sidabro nei aukso aš neturiu, bet ką turiu, tą duosiu. Jėzaus Kristaus Nazariečio vardu, imk ir vaikščiok. Ir paėmęs už dešinėsės rankos, pakėlė jį. Jo kojos ir pėdos bematams sustiprėjo, jis pašoko, atsistojo ir ėmė vaikščioti. Drauge su apaštalais įėjo į šventyklą. Ten vaikščiodamas ir pasišokinėdamas garbino Dievą. Visi žmonės pamatė jį vaikščiojant ir šlovinant Dievą. Jie pažino, kad tai tas pats luošys, kuris sėdėdavo elgetaudamas prie gražiųjų vartų. Jie buvo labai nustebinti ir sukrėsti to, kas buvo jam atsitikę. Taip Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Iš tiesų, ką mes turime, didžiausią turtą, tai turbūt savo vidų, savo tikėjimą, nes visą tai, ką mes šiandien turime materialaus, viskas praeina. Šiandien atrodo, kad turime, rytoj galbūt neturime. Dievas tai laimina, tai atima. Ir viskas iš jo ateina ir pas jį sugrįžta. Taigi kitą kartą, ką aš turiu, niekuomet negaliu didžiuotis to, ką turiu, nes visą tai nėra mano. Bet tai, ką turiu savo dvasinėme viduje, jeigu aš galiu pastiprinti kitą žmogų, tai niekas iš manęs neklaustų. Tai turbūt kaip ir Petras ir sako, sidabro nei aukso neturiu, bet ką turiu, tą duodu, ir labai svarbu turbūt palaikyti tą kitą žmogų. Nes mes niekada nežinom, kas jo viduje. Ir kitą kartą mums atrodo, čia viskas labai gražu išoriškai, bet gal ir žmogus labai kenčia. Tai va, tai ta kančia vidinė turbūt jinai yra sunkesnė negu kitą kartą galbūt kažko materialaus mes neturime. Ir mums atrodo, kad tai yra tragedija. Taigi ir labai svarbu turbūt tie žmonės, kurie atsiranda du, vienas iš kairės, kitas iš dešinės ir sako, nebūk tu luošas, būk tu sveikas. Ir kada tau tai pasako, tu iš tikrųjų turi kitą kartą jau atsikelti, nes aplinkiniai žmonės gali būti kitą kartą. Taigi kitą kartą būkim tie aplinkiniai žmonės, pastebėkime, mokytis, norėkime, sakykime, šį kelkis ir vaikščiok, gyvenimas gražus yra. Visos blogybės praeina. Taigi sėkmės, gero prisikėlimo. Jėzaus Kristaus Nazariečio vardu kelkis ir vaikščiok. Įsivaizduok, kad valdai seno giminaičio namus ir tarp visokiausio šlamšto randi dulkėtą paveikslą. Nubraukus dulkės paaiškėjai, kad jis nepaprastai vertingas. Iki tol tu jį turėjai rankose daugybę kartų, bet nenumanėjo vertės. Ir tik dabar žvelgi į jį tarsi naujomis akimis, suvokdamas didžiulę jo vertę. Panašiai klostys ir šiandienos pirmajame skaitinyje aprašoma situacija. Kasdien eidami į šventyklą melstis, Petras ir Jonas praeidavo pro vadinamosius gražiuosius vartus, puoštus pasak mokslininkų, kalstytą bronzą ir auksu. Tikriausiai būdavo malonu juos žiūrėti. Tačiau jiems tekdavo praeiti ne tik pro vartus, bet ir pro luošą elgetą sėdintį prie tų vartų. Atrodo, kad iki tol jie jį nekreipė dėmesio. Matyti nekrito į akis, juolab, kad aplinkui buvo kur akis paganyti. Nežinia, kodėl šventoji dvasia nusprendė tverti Petrui ir Jono akis, kad jie išvystų tą varganą žmogų, kaip tik tą dieną nenubalšą. Apaštalai savo patiems netikėtai sužiūro į jį ir su pasitikėjimu jį išgydė. O išgydytasis žmogus stebuklą atsiliepė su tokiu jauduliu, kad visi ne tik pamatė, jog jis yra sveikas, bet ir išvydo, koks jis mielas ir gražus.
Argi Dievas nenorės padaryti stebuklo taip branginančiam žmogui? Pasaulio grožis visada mums prieš akis ir mes turėtume jį branginti. Tačiau Dievas nori atverti mūsų akis, kad išvystume pridengtus lobius. Jis nori, kad į aplink mus esančius žmonės žvelgtume jo akimis, matydami, kaip viešpats juos brangina. Dievui rūpi ne kad mes kitais žmonėmis žavėtumėmės, bet kad gerbtume jų orumą ir elgtumėmės su jais kaip su Dievo atvaizdais. Tada į pasaulį keis pilnatvė, ramybė ir taika, jei įžvelgsime kiekviename žmoguje slypinčios grožį. Viešpatie, nutrauk šydą trukdantį man matyti, kokie brangus yra žmonės žiūrint tavo akimis. Padėk man suvokti tavo meilę kiekvienam žmogui ir suteik atjautos bei drąsos jiems skleisti tavo meilę. Tai iš to paskutinių sakymų, kurį čia perskaičiau, kad žvelgime kiekviename žmoguje slypintį grožį ir garbę. Pradėkime šiandienos darbus. Dar švęsdami prisikėlimą. Pasimelskime už rektorą, Jolantą, Aliciją, Aivarą, kurie šiandien dalyvaus Minske konferencijoje. Kiekvienas už savo rūpesčius ir džiaugsmus ir už tos, kurie yra išėję.